Turime laiko apmąstyti Dievo žodį pamoksle tema dangaus ateitis ir pasaulio ateitis. Į ypatingą susitikimą susirinko įtakingiausi pasaulio lyderiai. Daugiausia jie ten kalbėjosi apie ateitį. Kas nutiks šiam pasauliui ateityje? Kiek ateityje pažengs technologijos? Kaip pasikeis mūsų gyvenimas ateityje? Taip jie diskutavo apie ateitį. Išgirdęs tai, pagalvojau, kokia bus mūsų ateitis. Argi jums visiems nesmalsu? Net kasdienybėje, palyginus ją su gyvenimu prieš 10 metų, daug kas pasikeitė. Profesijos, kurios anksčiau buvo labai populiarios, dabar laikomos mažiau svarbiomis. Dirbtiniam intelektui, idėjai, revoliuciniai technologijai, toliau skverbiantis į žmonių gyvenimą, žmonijos ateitis neišvengiamai tampa vis labiau ribota. Kuri operacija, jūsų manimų, šiandien brangesnė, atlikta žmogaus ar dėjai ir aparato? Mašinų atliekamos operacijos yra daug tikslesnės, o klaidų tikimybė daug mažesnė. Dėjai chirurgija laikoma labai perspektyvių metodų medicinoje. Tačiau tai dar nėra plačiai paplitę. Žmonės jau pradėjo atsilikti šioje srityje. Dirbtinis intelektas DAI anksčiau žaidė Go žaidimą prieš žmogų, tiesa? Apie tai plačiai pranešė pasaulio žiniasklaida. Manyta, kad laimės žmogus, bet jis pralaimėjo visas partijas, išskyrus vieną. Nuo tada DAI giliai įsiskverbė į mūsų gyvenimą. DAI dabar atlieka kodavimo ir techninius darbus, kuriuos anksčiau dirbo kompiuterių specialistai. Todėl Autavai, Silicio slėnyje ir kitur atleidžiami šių sričių darbuotojai. Kitaip tariant, kaip mašinos perima visus anksčiau žmonių atliktus darbus. Dabar jos viską perima. Mums nuolat rodoma tokia ateitis. Tad turime išties susimastyti, kodėl Dievas sako, nebūkite taip prisirišę prie žemiškų dalykų. Medicinos specialistai ligoninėse jau pradėjo atsilikti. O kaip kariuomenė? Anksčiau šalies karių skaičius dažnai buvo rodiklis, nustatantis visų šalių kariuomenės pranašumą. Tačiau argi nematome, kaip šunys robotai ir kiti robotai pakeičia žmones srityse, kuriuose mums trūksta gebėjimų? Šiandien nesu čia tam, kad skaityčiau paskaitą apie dirbtinį intelektą. Tačiau žvelgdamas į žmonijos ateitį, susimastau, kiek laiko liko iki amžiaus, kai žmonijos šioje žemėje nebereikės. Senjorai negyvena su savo vaikais, nes nenori būti jiems našta. Kasmet daugėja vienišų vyresnio amžiaus žmonių. Būtų gerai, jei vaikai dažnai juos lankytų ir jais rūpintųsi, bet patys vaikai sunkiai verčiasi ir negali jų dažnai lankyti. Dėl to vyriausybė siunčia pagalbininkus, bet dabar tai keičiasi, ar ne?
Net ir kaimyninėse šalyse, tokiose kaip Japonija, viską keičia robotai. Senjorai kalbasi su robotais. Visi, jei įjungę dei paprašytumėte, papasakok įdomią istoriją, jis neprieštarautų. 10 kartų iš 10 jis papasakos istoriją. Bet jei paprašysite žmogaus ko nors įdomaus, jis gali atsakyti, kodėl mane trukdai? Jiems tai atrodo varginama ir nepatinka. Visuomenė juda link šios ateities. Net kareiviai armijoje keičiami robotais. Žmonės nereikalingi. Dei netgi atlieka operacijas ligoninėse. Žmonių nebe taip reikia. Automobilius surenka beveik nebe žmonės. Darbininkai protestuoja, reikalauja didesnio atlygio, prašo daugiau laisvų dienų. Turi daug reikalavimų, bet įsigijus mašiną, ji dirba nenuilstamai, visą parą, ištisus metus. Taigi, ką galvoja verslo savininkai? Ar jie samdys žmonės, ar pasikliaus dirbtiniu intelektu ar robotais? Visuomenė pamažu juda šią kryptimi. Galima pamanyti, argi žmonės negyvens patogiai, jei nebereikės dirbti. Tai netiesa, nes žmonės praras darbą. Dirbtinio intelekto amžiuje dažnai girdime sakant, žmonijos aukso laikas, likęs gyventi šioje žemėje, baigėsi. Tačiau tai nereiškia, kad raginu jūs gyventi pesimistiškai. Taigi, kas yra laimingiausi žmonės šiandien žemėje? Kokį gyvenimą jie gyvena? Kartą paprašiau Dei, sukurk animaciją, naujoji Jeruzalė, tobulas kvadratas, lėtai besileidžianti iš dangaus. Sukurti prireikė mažiau nei 5 minučių. Paklausiau KG specialistų, kiek laiko tai užtruktų be Dei. Jie atsakė, mažiausiai kelias savaitės. Ką Dei padaro per 5 minutes, žmogui gali užtrukti savaitės. Paprašiau Dei ir rašyti. Paprašiau Dei parašyti eilėraštį apie motinos auką ir jis buvo toks jaudinantis, kad apsiverkiau. Kadangi mėgstu poeziją, esu skaitęs daug eilėraščių apie motinas. Tačiau niekada neskaičiau tokio jaudinančio eilėraščio. Jei paprašau dirbtinio intelekto parašyti eilėraštį, jis jį sukuria per mažiau nei sekundę. Jei paprašau Dei, metų pabaigoje dalyvausiu renginyje. Parašyk man kalbą, jis ją sukuria akimirksniu ir ji daug geresnė už tą, kurią parašau po kelių dienų svarstymų. Taigi, kas samdytų žmogų? Jis gerai rašo eilėraščius, jam nepaprastai gerai sekasi rašyti dainų tekstus ir kurti muziką. Mielieji, mes gyvename tokiame amžiuje. Pagalvoju, kas naudojasi šiais daiktais, jau gyvena naujame pasaulyje. Tad įdomu, kiek ilgai tęsis šis žmonijos aukso amžius. Vieni sako 10 metų, kiti 20, bet daugumoje diskusijų apie žmoniją nėra aiškios išvados. Tačiau, kad ir koks pažangus būtų dirbtinis intelektas, ar jis gali apibūdinti dangaus karalystę? Ar jis gali pakeisti tai, kas yra dangaus karalystėje? Žemės dalykus gali pakeisti Dei, bet dangaus dalykai niekada nebus pakeisti. Štai kodėl išmintingiausi žmonės yra tie, kurie ruošiasi dangaus karalystiai ir siekia jos. Tarkime, žmogus 10 metų mokosi anglų kalbos, bet ar žinote, kas vyksta?
Jei savo išmaniojo paklausite, kiek tai kainuoja, jis iškart teisingai išverčia į anglų kalbą. Jūs stropiai mokėtės anglų ir pagaliau išmokote posakį "How much is it?" O dirbtinis intelektas jį akimirksniu išverčia į bet kurią kalbą. Ar jis verčia tik į anglų kalbą? Taip pat verčiama į ispanų. Taip pat į portugalų. Mes gyvename amžiuje, kai 10 kalbų gali būti išverstos akimirksniu. Taigi, kas nutiks anglų kalbos akademijoms? Jos pamažu užsidarys. Argi žmonijos ateitis netampa vis labiau užtverta ir visais atžvilgiais apribota? Ateityje gali nebereikėti mokytojų, profesorių ar net mokyklų. Tai ne mano asmeninė nuomonė, veikiau taip šiandien pasaulis mato mūsų globalios bendruomenės ateitį. Nes paklausus Dei, jis pateikia 10-100 kartų išsamesnės informacijos nei mokyklos. Jei paklausite dirbtinio intelekto, kas yra Trafalgaro mūšis, jis iš karto pateiks atsakymą. Kai paprašysite, papasakokite man apie didvyrį admirolą Isunsiną, jis akimirksniu pateiks viską, nuo jo gimimo metų iki pasiekimų ir net įvykių karaliaus Sondžo valdymo metu. Ar mokiniai vis dar ieškos mokytojų? Tai šios žemės ateitis. Tačiau kaip dėl mūsų ateities, mums žengiant dangaus karalystės link? Šiais laikais žmonės turi įvairių žavingai atrodančių darbų, bet dirbtinio intelekto sistemai jie pasmerkti viską prarasti. O kaip mes? Kalbant apie mūsų ateitį, Biblijoje matome, kad Dievas savo mylimiesiems vaikams iš tiesų viską paruošė. Galime suvokti, mūsų Dievas mato pabaigą nuo pat pradžių. Tėvas ir motina davė mums šios mokymus, kad nuvestų savo vaikus į daug laimingesnį pasaulį. Visi neturėtume to laikyti tik socialiniu reiškiniu, o verčiau pagalvoti. Tokia yra šioje žemėje gyvenančių žmonių ateitis. O kokia ateitis tų, kurie gyvena žvelgdami į dangaus karalystę? Turime apie tai gerai pagalvoti. Kodėl Dievas leido izraelitams patirti tiek daug sunkumų dykumoje? Kad juos palaimintų. Argi ne taip parašyta Biblijoje? Kadangi Dievas sukūrė mūsų gyvenimą šiandien tam, kad mūsų ateitis būtų dar laimingesnė ir vestų mus į amžinąją šlovę, nuoširdžiai prašau visų mūsų, kaip dangiškosios šeimos narių, nežiūrėti tik į dabartį, bet stropiai bėgti, žvelgiant į ateitį. Pažvelkime į Izaijo 46:10. Izaijo 46:10 eilutėje Dievas sako: Apreiškiu pabaigą nuo pat pradžios. Jis apreiškė pabaigą nuo pat pradžios, tai yra nuo pat sukūrimo. Kadangi Dievas visą tai žino, jis mums sako, niekada neikite kitų kelių, bet eikite tik tuo keliu, kurį aš jums įsakau. Dievas nebando mūsų priversti paklusti. Jis veikiau rodo mums kelią dėl mūsų šviesios ateities palaiminimų. Vis dėlto žmonės galvoja, ar aš tikrai turiu gyventi griežtai pagal Dievo žodį? Ar gyvenimas netaptų dusinantis ir sustingęs, jei taip daryčiau? Kai jie skaito Dievo žodį nesuvokdami jo prasmės, jie klaidingai mano, kad gyvena engiamą, suvaržytą ar apribotą gyvenimą, negalėdami daryti to, ko nori. Nuo pat pradžių Dievas troško suteikti mums laimingiausią gyvenimą. Dievas norėjo mums duoti pačius gražiausius dalykus. Štai kodėl Dievas veda mus naujosios sandoros tiesos keliu.
Todėl turime maloningai sekti šiuo keliu ir priimti amžinosios dangaus karalystės šlovę. Kas nutiks, jei pamokslaus dirbtinis intelektas? Todėl dabar pats metas uoliai atsidėti Dievo Evangelijai. Jei šis laikas praeis, visus šiuos vaidmenis perims mašinos, o ne žmonės. Prieš tai įvykstant, raginu jūs dėti visas pastangas tikėjime, kol turite vaidmenį ir progą. Grįžkime prie 10 eilutės. Apreiškiu pabaigą nuo pat pradžios, iš anksto paskelbiu, kas dar įvyks. Tariu, mano užmojis bus įvykdytas, aš įvykdysiu visą, kas sumanyta. Dievas paruošė viską, visus įvykius ir aplinkybės, kurios vyksta šioje žemėje, kad įvykdytų jo valią. Anksčiau romanus rašė žmonės, o dabar populiarūs tai romanai. Dirbtinis intelektas perima darbus, kuriuos darydavo žmonės. Neseniai nuskambėjo rimta žinia apie egzaminą, kur atsakyta pasitelkus tai. DEI testus išlaiko beveik tobulai. Kadangi jame slypi visos šio pasaulio žinios, natūralu, kad jis gauna puikų įvertinimą. Matydami, kaip net ir šie dalykai nuolat iškyla kaip socialinės problemos, negalime nustoti galvoję, kokia ateitis laukia tų, kurie siekia tik gyvenimo šioje žemėje, ir kokia ateitis laukia tų, kurie ilgisi dangaus ir ieško dangaus karalystės. Nesu čia kaip DEI instruktorius, bet tokia šiandienos realybė. Žinios liejasi. Juk visos žmonijos sukauptos žinios dabar yra kompiuteriuose ir pasiekiamos per dirbtinį intelektą. Anksčiau žinios buvo perduodamos per mokytojus, profesorius ir mokslininkus. Tačiau taip nebėra. Tiesą sakant, kai dabar profesoriai skaito paskaitas, studentai tiesiog įjungia dirbtinį intelektą, iš karto jį patikrina ir sako, profesoriau, data šiek tiek neteisinga arba tai kitas žmogus. Todėl kai kurie profesoriai sako, dėl to sunku toliau būti profesoriumi. Nuo pat laikų pradžios Dievas jau numatė, kad žmonija gyvens tokiame amžiuje. Dėl šios priežasties Dievas antrą kartą atėjo į šią žemę šventosios dvasios amžiuje. Dangiškasis tėvas ir dangiškoji motina suteikė visai žmonijai galimybę sukaupti daugiau dangiškųjų atlygių vietoj žemiško godumo, žemiškų žinių ir puikavimosi, ar ne? Štai kodėl Dievas visai žmonijai dėl šviesios ateities perdavė apreiškimo 22 skyrių. 계시록 22장 이 내용을 전부 보냈습니다. 22 skyriaus 17 eilutė. Ir dvasia, ir sužadėtinė kviečia, ateik, ir kas girdi, te atsiliepia, ateik, ir kas trokšta, te ateina, ir kas nori, te sisemia dovanai gyvybės vandens. Mūsų šviesiai ateičiai Dievas atėjo į žemę kaip dvasia ir sužadėtinė. Dievas pakvietė visą žmoniją pas dvasią ir sužadėtinę. Jei trokštate, jei pavargote, jei vargina gyvenimas, jei norite tiesos, kas bebūtumėte, ateikite pas mane. Šios žemės ateitis vieną dieną atskleis jos ribas. Tačiau dangaus karalystės ateitis nėra sritis, kurią dirbtinis intelektas gali perimti. Tikrai ateis amžius, kai išgyventi galės tik tie, kurie tikisi dangaus karalystės ir jai ruošiasi. Pažvelkime į 2 Korintiečiams 3 skyriaus 6 eilutę.
3:6 eilutė. Jis padarė mus, kaip jis mus padarė. Tinkamus būti tarnais naujosios sandoros, ne raidės, bet dvasios, nes raidė užmuša, o dvasia teikia gyvybę. Kokią ateitį Dievas nori atverti žmonijai per naująją sandorą? Nebebus mirties, nei gedulo, nei sielvarto, nei verksmo, nei skausmo, o tik amžinas džiaugsmas. Dievas atskleidžia naująją sandorą, kad dovanotų pasaulį, kur atsiskleis tik amžina, nesibaigianti šlovė. Tačiau pasaulio žmonės valgymą ir kitus reikalus laiko svarbesniais, todėl tam neskiria daug laiko. Vardan savo tikrosios ateities, jei atiduodame tik mažą, nepakankamą savęs dalį, 99% gyvenimo skiriame žemiškiems reikalams ir tik apie 1% likusio laiko tam, kas iš tiesų svarbu, manau, tai metas, kai turime persvarstyti ir apmastyti savo vertybės dėl ateities. Kodėl Dievas mus padarė naujosios sandoros tarnais? Dievo didi valia yra per naująją sandorą nuvesti mus į pasaulį, kuriame nebebus mirties. Kad dovanotų mums pasaulį be skausmo, kur visos žemėje patirtos kančios, sielvartas ir liūdesys nurimtų. Dievas mums primena, tapkite naujosios sandoros tarnais ir skelbkite jos tiesą visiems žmonėms. Pažvelkime į Apreiškimo 21:4 eilutę. Ketvirta eilutė. Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių ir nebebus mirties, nebebus liūdesio nei aimanos, nei sielvarto, nes kas buvo pirmiau, tas praėjo. O sėdintysis soste tarė, štai aš, ką jis daro? Visa darau nauja ir sako, ką jis pasakė. Rašyk, nes šitie žodžiai patikimi ir tikri. Dievas mus pakvietė į naujosios sandoros tiesą, kad atvertų malonės pasaulį, kur nebebus mirties, gedulo, verksmo ar skausmo. Argi dvasia ir sužadėtinė nekviečia žmonijos, ateikite pas mane. Esame taip užsiėmę, kad stokojame laisvalaikio, todėl dažnai jaučiame, jog neturime laiko ar progos mąstyti dvasiškai. Vis dėlto, argi negyvename šiandien vildamiesi, kad rytojus bus geresnis? Tada galime savęs paklausti, koks aš būsiu ateityje, arba koks bus mano gyvenimas ateityje. Kalbant apie ateitį, turėtume iš naujo apmastyti tikėjimo kelią, kuriuo einame. Tie, kurie žvelgia tik į šios žemės ateitį, susidurs su ribotumais ir galiausiai atsidurs aklavietėje. Net jei aplinka šioje žemėje taps daug geresnė, ji negali būti mūsų amžinai. Nors mūsų ateitis šiame pasaulyje baigėsi po 70 ar 80 metų, kokia mūsų ateitis dangaus karalystėje. Tai amžina ir nesibaigianti ateitis. Tai pasaulis, kuriame nėra mirties ar gedulo, pasaulis, kuriame visada džiaugsmas ir ramybė, pasaulis, kuriame kasdien kuriama nauja ir pasaulis, kuriame nėra nei skausmo, nei sielvarto. Pats Dievas atėjo į šią žemę, kad apreikštų naujosios sandoros tiesą ir galėtų mums padovanoti tokį brangų pasaulį. Vis dėlto sakome, girdėjau tai iš pastoriaus, patikrinau YouTube ir sužinojau per Biblijos studijas. Taigi, esu kupinas žinių. Neturėtume taip galvoti.
Kad šėtonas netimtų šios tiesos, mūsų tėvas ir motina ją paslėpė palyginimuose, pranašystėse ir istorijoje, apvyniojo daugybę sluoksnių, kad tikrosios prasmės nesuprastų niekas išskyrus dangaus vaikus. Todėl mokiniai tarė Jėzui, būtų lengviau, jei tiesiog aiškiai pasakytum, kad A yra A, o B yra B. Bet tu kalbi myslėmis, versdamas žmones spėlioti, ar tai tas, ar anas. Jie paklausė, kodėl kalbi palyginimais, kad žmonės nesuprastų. Jėzus atsakė, jums duota pažinti dangaus karalystės slėpinius, o jiems neduota. Mums suteiktos ypatingos privilegijos ir palankumas veikia Dievo malonė. Neturėtume to laikyti savaime suprantamų dalykų, nedėkoti ir tiesiog lankyti bažnyčios be tikėjimo. Nuoširdžiai meldžiu, kad šie naujieji metai taptų metais, kai savo širdį, sielą, protą ir jėgas skirsime meiliai Dievui, artimui, broliams, seserims bei Evangelijai ir taip žengtume į atnaujintą ateitį. Pereikime prie 22 skyriaus. Nors Dievas mums sukūrė ir paruošė tiek daug nuostabių dalykų, kartais kai kuriems trūksta tikėjimo ir jie žiūri tik į dabartinės aplinkybės. Išties liūdna matyti tokius žmones. 22 skyriaus 1 eilutė. Angelas parodė man gyvybės vandens upę, tvaskančią tarsi krištolas, ištekančią nuo Dievo ir avinėlio sosto. Aikštės viduryje, tarp upės atšakų, auga gyvybės medis, duodantis 12 derlių, kiekvieną mėnesį vedantis vaisių, o to medžio lapai tinka tautoms gydyti. Nieko prakeiktino nebebus. Mieste stovės Dievo ir avinėlio sostas ir jo tarnai garbins jį. Jie regės jo veidą ir jų kaktose bus jo vardas. Nakties nebebus, jiems nereikės nei žiburio, nei saulės šviesos, nes viešpats Dievas jiems švies ir jie viešpataus per amžių amžius. Tokia ateitis, mūsų ateitis. Kadangi tai parašyta Biblijoje, negalime to laikyti vien užrašu. Tai pranašystė apie mus. Ar mes, šios pranašystės veikėjai, tikrai šiandien gyvename pagal Dievo pranašystę? Ar neturėtume akimirką pagalvoti apie šį klausimą? Dievas sunkiai dirbo, stengėsi ir skyrė visą savo dėmesį, kad paruoštų mums šią šviesią ateitį. Tačiau kas, jeigu jo vaikai švaisto laiką netinkamiems dalykams ir leidžia savo širdis užvaldyti tam, kas galiausiai pražus? Tikiu, kad taip niekada neturi būti. Štai kodėl apaštalas Paulius paliko svarbę žinią 2 Korintiečiams 4 skyriuje. Pereikime prie 2 Korintiečiams 4 skyriaus. 4 skyriaus 16 eilutė. Todėl ir nenuleidžiame rankų. Atvirkščiai, jei mūsų išorinis žmogus vis nyksta, tai vidinis diena iš dienos atsinaujina. O lengvas dabartinis mūsų vargas, lengvi vargai, ruošia mums neapsakomą, visą pranokstančią amžinąją garbę. Mes nežiūrime to, kas regima, bet į ką mes žiūrime. Kas neregima, ką reiškia, kas neregima? Argi tai nereiškia to, kas priklauso dangaus karalystei? Nes regimieji dalykai laikini, o neregimieji, kokie yra neregimieji, amžini. Jei žinome ateitį, kurią Dievas mums paruošė ir šiandien gyvename su tuo supratimu, tai koks sunkus ir alinantis būtų mūsų gyvenimas, jis visai nebus našta. Paveldėsime šlovės pasaulį ir mums paruoštus šlovingus pažadus. Negalime šių pažadų laikyti vien užrašytais žodžiais Biblijoje. Visa tai taps realybė. Meldžiu, kad su tokiu tikėjimu maloniai pasitiktumėte naujus metus, kuriuos mums paruošė tėvas ir mama.
Hebrajams 11 skyriuje užrašyta daug pasakojimų apie tikėjimą. Pažvelkime į Hebrajams 11 skyriaus 6 eilutę. Juk be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Argi ne taip parašyta? Šis pasaulis turi ateitį, bet Dievas taip pat suplanavo ir paruošė ateitį dangaus vaikams. Turime tapti tais, kurie tvirtai tiki tą ateitimi. Ankstyvosios bažnyčios šventieji kentė žiaurius persekiojimus. Kartais jie buvo šeriami liūtams romėnų amfiteatruose, o kartais sudeginami kaip gyvi fakelai. Nepaisant to, jie nesigailėjo savo gyvenimo. Kokia buvo to priežastis? Argi ne dėl ateities, kurią jiems buvo pažadėjęs Dievas? Nes jie turėjo tikėjimą. Tie, kuriems trūksta tikėjimo ateitimi, dažnai negali nei gyventi tikėjimu, nei tinkamai gyventi šiame pasaulyje. Įtikime Dievui 2026 metais. Mūsų tikroji ateitis – maloninga ir šlovinga dangaus karalystė, kurioje nebėra nei mirties, nei skausmo. Kaip parašyta 1 Korintiečiams 2 skyriuje, tebūnie tai tikėjimo metas, kai drąsiai žengėme į priekį, mąstydami apie Dievo Elohimo šlovę, kuris paruošė amžinąją ateitį pasaulyje, ko akis neregėjo, ausis negirdėjo ir kas žmogui į širdį neatėjo. Silpstant mūsų tikėjimui ateitimi, mažėja ir mūsų gebėjimas veikti. Kas nutiktų, jei žmogaus tikėjimas ateitimi būtų toks pats stiprus kaip Jozuės? Ką jie pasakytų apie regis neįveikiamą Jericho tvirtovę? Jie turėtų tikėjimo pasakyti, jie mūsų duona. Jozuė tikėjo pergalingą ateitimi, kurią jiems buvo paruošęs Dievas. Kiti netikėjo Dievo pažadėtą ateitimi ir sakė, jie per dideli. Mes esame kaip žiogai, o jie kaip milžinai. Šiuos žodžius ištarė tie, kurie netikėjo Dievo paruoštą ateitimi. Kadangi jų tikėjimas nebuvo vertas įžengti į Kanaano žemę, jie visi buvo sunaikinti ir galiausiai žuvo dykumoje. Ko mus moko pirmas laiškas Korintiečiams 10 skyrius, pateikdamas jų situacijos pavyzdį? Jis moko mus netapti tokiais kaip jie. Nebūkite kvaili kaip jie, stokojantys tikėjimo ateitimi, kurią Dievas jums paruošė. Argi ne todėl visa tai buvo užrašyta Biblijoje mums? Kokia ateitis laukia žmonių gyvenančių šioje žemėje? Taigi, kokios ateities mes siekiame? Kokia ateitis mūsų laukia? Jozuė ir Kalebas tvirtai tikėjo savo ateitimi. Todėl tik jie abu tvirtai stovėjo prieš kitus ir tarė, jie yra mūsų duona. Dievas yra su mumis. Jų apsauga pranyko. Argi netvirtas tikėjimas leido jiems kalbėti taip ramiai ir užtikrintai? Mūsų mylimi Siono šeimos nariai, nuoširdžiai prašau, kad 2026 metais mes visi, kaip dangiškoji šeima, žengtume pirmyn su tikėjimu ateitimi, kurią Dievas mums paruošė ir aplinka, kurią Jis sukūrė mūsų labui. Tikėdamasis, kad sulaukėte daug malonės, norėčiau užbaigti šiandienos pamokslą. Labai ačiū.